Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Kėbulų remontas, dažymas kameroje, transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Mėsos meistrai – pagaminta žinovų. Visos valymo paslaugos. Valumina – patikimas partneris. Sveiki visi bežiūrintys bei pasiruošę praleisti šį pusvalandį su laida Tauro ragas. Praeitoje laidoje mes minėjome, kokios sunkios sąlygos ir kaip miškininkai bei medžiotojai padeda žvėreliams, nes sąlygos labai pasikeitė. Buvo apie metrą sniego, šiuo metu lietus nuplovė didžiąją dalį sniego, paliko sniego tikrai nebelabai daug. Bet stirnom tai vis tiek kelia didelį pavojų, nes ant sniego paviršiaus susidėjęs ledo pluta. Tad dabar pirmoji eilė bandysime kalbinti tiek medžiotojus, tiek miškininkus. Vykstame į Pakruojo miškų urėdiją, kur specialistai paaiškins mums, kaip jie kovoja su šiom gamtos negandomis. Apie Pakruojo urėdiją tai pas mus yra 18 000 hektarų miškų plotų ir 6 girininkijos ir tose visose girininkijose mes pradėjom vykdyti intensyviai nuo gruodžio vidurio tą globą, žvėrelių globą. Tai ta globa susideda iš kelių komponentų. Pirmiausia, tai reikėjo valyti sniegą visur kur labai intensyviai. Paskui papildomas šėrimas ir, žinoma, bendravimas su bendruomenėm, jaunaisiais bičiuliais, miškų savininkais, medžiotojų būreliais. Žvėrių gausa Pakruojis turbūt nelabai pasižymi, bet tie elniai, stirnos, šernai pagrindiniai jų yra tikrai nemažai. Tai bent jau iki šiol, kur pats labiausiai pažeidžiamas žvėrelis stirna, kritusių mes dabar dar nematom urėdijoje, tai skaitom, kad ta pagalba vis tiek jinai buvo savalaikė. Urėdija, kaip ir medžiotojų klubas, man atrodo, kiekvienas turi rūpintis savo priskirtų plotų. Taip, puikiausiai mes suprantam, kad yra juridiniai ir fiziniai asmenys, ir, sakykime, miškų savininkai, medžiotojų būreliai, miškų urėdijos, ir jie visi mylintis gamtą prižiūri, kiek galima saugo, ir urėdija, žinoma, savo ruožtu, kiek jinai gali, valo kelius ir tas pasitarnauja visiems kitiems atvažiuoti tą mišką ir šerti tuos žvėrelius. O žinoma, pinigai, tai kelių valymas, kuris kiekvieną dieną paiminė 1 000 iš urėdijos kasos papildomai. Tai čia kiti žmonės, kažin ar gali tokius pinigus, ką darysi, nieko nedarysi. Ir žinoma, papildomas šėrimas. Galiu papasakoti papildomą šėrimą, tai mes per tą mėnesį papildomai per visą urėdiją esame išpylę apie 150 tonų cukrinių rankelių, apie 50 tonų šaknelių, apie kokias 3 tonas šienainių elniams ir stirnams. Tas pats yra planiniai mūsų vadinami tie vykdomi miškų ruošos darbai. Per visą urėdiją vykdoma per 20 ar 25 vietas. Tai kur kertama, tai ten žvėreliai lankosi, stirnos, elniai. O papildomai sureagavę į generalinis miškų urėdijos tokį prašymą ir pasiūlymą ir koordinavimą dėl laukinės gyvūnijos globos gruodžio vidury, mes papildomai pjovėme sanitariniais kirtimais drebulės blindės, kurias paskui stambesnės, žinoma, bus parduodamas kaip nenukirštų miškų, kaip malkų gyventojams. O dabar maitinasi žvėreliai. Kaip pati urėdija šiais metais ekonominė rodikliai, krizė? Krizė kaip krizė, bet tai dirbo pelningai ir savalaikiai įvykdo visus mums pavestus uždavinius įvykdom. Tikrai tas pelnas jau jisai bus. Čia mes suprantam, kad ir
Ir valstybei tų pinigėlių reikia, nors sudėtinga, žinoma, čia reikia mažinti kokius tai darbus, bet tai aišku visus ir pagrindinius juos atliekam ir atliksim ir nieko čia nemažinsim, nes labai paprasta ir aišku, jeigu sumažinsim privalomosius vadinamus darbus, tai Latvijos variantą turim. Kai ateina nepriklausomi vertintojai, miškų sertifikatoriai ir sakyk, žinom, Latvijai sertifikatas buvo anuliuotas, kadangi neįvykdytų miškininkystės reikalavimų, tai čia labai aišku, kai juos reikia vykdyti. Tada jau, kai sertifikatą neturit ir mediena ir viskas, jinai į užsienį pirkėjams jinai netinkama, tai čia yra problemos. Tai tie visi darbai bus atliekami ir tikrai valstybinis miškų sektorius dirba tvarkingai ir gerai. Čia prie to labai prisideda ir manau pagrindinis variklis tai yra generalinių miškų urėdijos ir jos vadovų koordinavimas ir galų galiai reikalavimas. Atsakingai pareiškiu, kad tokioj struktūroje be koordinavimo, be vadovavimo čia galima į lankas nenuvažiuosi, gal nuo specialistų priklauso, bet tas koordinavimas reikalingas. Čia yra ne gamykla ir ne staklis, kur produkciją gamini ir parduodi. Čia mes dirbam su gamta ir aš skaitau, kad tas labai reikalinga. Jūs sodinat daugiau negu kertat? Ar... Kiek yra nukertama per 3 metus atželdoma, niekas to nelaukia, 1-2 metais viskas būna apsodinama arba paliekama savaime ir nė vienas hektaras negali būti neatkurtas. Jis yra atkurtas ir atkuriamas, bent, sakykime, Pakruojo miškų urėdijų 50% yra atkuriamas dirbtinai. Ir žiūrint, ko mes siekiam, ar mes norim kažkokių tai miškų savaiminių ten, ar mes norim produktyvių medynų, kurie turėtų savo ekonominę vertę. Tai manau, kad mes to norim, tai mes visi žinom, kad mes per tą 10-metį Lietuva milijardą litų, kaip sakau, prieaugino. Tai jeigu mes to siekiam, aišku, mes to ir siekiam, tai mes turim atkurti ir atkuriam. Vienu žodžiu, balansas tarp kirtimo ir sodinimo yra sodinimo naudai. Bus garantuotas, sodinimo naudai, jo. Kokias bėdas ir labiausiai žvėrim ir ką padaryti, kad žvėris nenukentėtų? Ten gal kur labiau vystoms stirnų ūkis, tai jos labai sėslios, tai prie tų šėryklų, prie pastogių atvalių sniegą ir davus jom pašarų, daug netrūkčius, tai aišku, jom galimybė gyventi yra žymiai didesnė. Aišku, yra ir kirtavietės, viena iš tokių gan teigiamų dalykų, tai kirtavietės ir tas šakelinis jau maistas. Kaip žiūrite ministro įsakymą uždrausti variminės medžioklės? Nu, tai čia nuomonių daug yra, jeigu aš savo asmeninę nuomonę, tai aš kaip ir už tokį įsakymą, nes nieks nesitikėjo, kad čia tas atšilims bus toks, ta pradžia, čiut ne metras sniego gilis miškuose, tas judėjim žvėrių ir toks vaikims. Tai yra, aišku, jom pablogina tas gyvenimo sąlygas, nu, aišku, žvėris energiją žiemą turi laikyti savį, o ne išeikvoti. Faktiškai gamtoje bet kokiu atveju vyksta natūrali atranka. Ir šiuo metu, ar pernai, ar kitais metais, vis tiek mes šerdami tuos gyvulius papildomai, jau suteikėm kažkokius šansus kažkam tai didesnius. O šiaip natūralioje atrankoje krenta silpnesni, stipresni visą laiką išlieka. Kaip sako, kišimasis turi būti protingas ir, kaip sakom, toj bandoji prieauglis yra silpnesnis, yra stipresnis. Tai medžiotojas ir turėtum tą, kaip vilks, tą silpnesnį gaudyti ir sumedžioti, kad palikti tą brandulį, tai intensyvesnė medžioklė. Tuo labiau ir tykojant, ir prie to masalo, ir tas susidaro intensyvums, bet tai tykojams, tai jis netiek tą žvėrį vaiko ir tai faktiškai jau neišvaika jau, bet intensyviai medžioti reikia prieauglį. Kas liečia šernus. Su elniais tai yra kita kalba, nes elnių tas tankumas ir kas jis jau reguliuojams yra licenzijomis ir nelabai žiūrima yra į ploto vieneto tankumą žvėrių tame plote, o žiūrima aplamai į rajoną ir ten tą duodano prieaugio.
Gerai, šernų dabar faktiškai Lietuvoje yra tikrai maksimaliai ir daug labai, visur daug. Elniai vėl atsistato. Briedžiai, kaip matom, taip pat atsistato. Su stirnom šiais metais gal bus sunkiau, bet ar nebus taip pat, kad vėl ir elnių, ir tų briedžių bus daug, tada žalą pradės daryti miškui? Jeigu, kaip sakant, jau toks tankumas, ką reiks, tada varpais visai skambėtų. Elnių skaičius gal yra optimalus, simatų, pažeidimo, nulaupimo medžių, nei uosių, nei eglis, nei jaunolynai nėra tiek taip pažeidžiami, bet tai visą laiką reikia stebėti, žiūrėti ir išlaikyti. Daug kas, kiek kalbam su medžiotojais, jau dabar atsisako, kad kitais metais seka stirnų nemedžios. Tai faktiškai taip būtų ir su elniais. Taip, labiau reikėtų žiūrėti ploto vienetų tankumą. Tai tada būtų ir tas dialogas geresnis. Ta patinų migracija rujos metu didesnė yra ten, bet patelės, jaunikliai, tas skaičius jis. Dėl tos vasaros, kiek tos ganyklos ten buvo pasitrauk, žiemai tuos masyvus sutrauk, bet vis tiek ta medžioklis ploto vienete daugiau laikosi. Trumpai keliaujame į reklamą, o po jos medžiotojų ir miškininkų neeilinis desantas į miškus. Mes šiandieną nupjojom kelias drebules specialiai, kad turėtų žvėreliai pasimaitinti. Medžiotojo fotografo parodos atidarymas. Vilniaus ginklų išskirtinis pasiūlymas savigynos priemonėms. Įsigyjant graižtvinį 6 mm revolverį Alfa, kuriam nereikia leidimo, Vilniaus ginklai, dėklai ir dėtuvio šovinių duoda nemokamai. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Dėmesio, gauta nauja Graf medžioklinės aprangos siunta. Norime jums pristatyti naują, šiltą žieminį kvėpuojantį kostiumą, kuris yra sukurtas atsižvelgiant į daugumos medžiotojų poreikius. Kostiumas pasiūtas iš minkšto bei švelnaus audinio, kuris yra sparus drėgmei, neperpučiamas vėjo ir nešiukšdantis. Apranga yra šiuolaikiška ir patogi dėvėti, net ir atšiauriomis klimato sąlygomis. Laukime apsilankant. Praeitoje laidoje mes rodėme, kaip Klaipėdos krašto medžiotojai padeda šiomis sunkiomis sąlygomis išgyventi visiems žvėreliams, ypač stirnom. Šiuo metu mes vykstame į Kelmės rajoną Užvenčio medžiotojų būrelį, kur taip pat pasidalinsime patirtimi, ką galima padaryti, kad žvėreliam miške būtų lengviau gyventi. Valymas, reiškia šitos aikštelės, kadangi yra įsėjimas žieminių, kad būtų žvėreliams lengviau prie jų prieiti. Padarytas aplinkui valymas ir nuo šonų padaryti pravažiavimai, kad žvėriukai galėtų praeiti ir galėtų dasikasti. Ir prie pašarų, kurie yra, ir prie pašarų tie, kurie yra, reiškia, supilti šėrykloje. Labai gerai rasti galimybę nupjauti vieną kitą medelį, ypatingai drebulė yra labai mėgstama
Tai elniai mėgsta, stirnos mėgsta ir zuikis mėgsta. Mes šiandieną nupjojom kelias drebules specialiai, kad turėtų žvėreliai pasimaitinti. Manau, po kokios savaitės, jeigu čia atvažiavus pažiūrėti, tai šitie medeliai bus labai stipriai apgraužti, ypatingai viršūnės, kurios yra jaunos ir labai jiems yra sultingos ir maistingos. Šiandieną į mišką atvežėm pašarų žvėreliams. Tai atvežti pašarai yra, reiškia, avižos, kviečių, morkų, bulvių ir žirnių. Žvėreliai turės šiandieną ką pasimaitinti ir nebus alkani. Žvėrių maitinimas šiandieną yra labai aktualus dalykas ir kiekvienas žmogus ir kiekvienas gamtos mylėtojas turėtų pasirūpinti, kiek gali jo galimybės žvėrelių maitinimu. Tai ar patys lesyklėlę kokią pasikabintų, paukščiukus pamaitintų, ar galimybė, jeigu yra, tai šienelio išvežtų, ar galų gale susitiktų su medžiotojais ar miškininkais, kurie daugiau rūpinas, jiems kažką tai duotų, bet žvėreliai ir paukštis vis dėlto yra mūsų gamtos dalis ir kaip mes patys esam gamtos dalis, taip ir mūsų broliais reikia rūpintis. Šiuo metu bariminių ir palaukinių medžioklių, reiškia, pas mūsų nevyksta. Mes esame jas nutraukę po didžiojo sniego, nes sniegas yra, pirmasis buvo, paskui buvo apledėjimas, po to virš to apledėjimo vėl antras sluoksnis yra sniego. Žvėreliams yra labai sunku, todėl medžioklės jos yra tikrai šiuo metu yra nereikalingos ir jos yra pas mūsų nevykdomas. Šiuo metu būrelėje pas mūsų yra vykdoma šėrimas ir rūpinimas miško faunos. Šiandieną mes esam iš vienos tik tai šėryklų, kurią mes turime būrelėje, tai mes šioje šėryklų turime atvežę ir šieną. Nes šienas yra labai reikalingas šiuo metu tai stirnom ir elniams, ypatingai stirnoms, nes jos visos sunkiai praeinantis pro sniegą žvėrelis, reiškia, ieško maisto, kuris yra arčiau ir labai toli nevaikšto. Tai jeigu randa grūdų, tai jisai nori, kaip sakom, ir kitokio pašaro turėti. Tai šiandieną šioje šėrykloje mes užtat ir palikom šieną. Nes žvėris visi pagrindė bazuojasi apie šėryklą. Žiemą stirnai reikia atsikasti iki žemės. Jeigu stirna iki žemės nedasikasi, jinai gauna plaučių uždegimą ir gali būti, kaip sakoma, jai paskutinės dienos. Todėl šieno ir pamaitinimas ir atsigulimas jai tuo pačiu prie šėryklos yra tas įsigelbėjimas, kuris šiandieną yra reikalingas. Kitą kartą atvažiavus šėrykloje, žinokit, randame, kad ir stirnos būna išpešiosios, išgulėjusios tą visą šieną, kuris yra šiandieną, pavyzdžiui, padėtas. Po kelių dienų mes tikrai vėl turėsim atvežti, vėl papildyti to šieno atsargas, nes į savaitę kažkur, jeigu leidžia galimybės, reikia nors vieną kartą atvykti ir papildyti. Tas yra šėrimas, kuris yra šėryklose, jisai būna jau suvartotas. Pamatuosim, kiek yra sniego, koks yra aukštis aikštelėje. Taip. 60 cm. Atvažiuojant matavom laukuose 85. Medžiotojai, kaip žinote, ne vien medžioja, bet dauguma iš jų į medžioklę eina su fotoaparatais, su videokameromis. Šiandien mes norim pristatyti vieną iš medžiotojų, kuris surengė savo nuotraukų parodą. Prašom apsilankyti kartu su mumis. Vakaras tikrai mums neeilinis. Mes savo kolegijoje esame jau ne vieną parodą turėję. Jau 4 metai, kaip rengėme parodas, bet dar niekada neturėjome medžiotojų parodos. Aišku, šiandien prisistato Jovydas Parvainis. Jūsų visų mylimas ir gerbiamas, kaip suprantu, iš susirinkusių gausos.
Jis nėra profesionalus fotomenininkas ir jūs tai žinote, bet jo fotografija nemažiau vertinga, todėl kad ji yra pažintinė. Kas yra svarbu, kad tikriausiai atėjo laikas, kaip ir daugam nepriklausomoje Lietuvoje, laužyti tam tikrus stereotipus. Nežiūrėti į medžiotoją vien tik kaip į žudiką. Kiek aš supratau prieš rengdamas šiai parodai ir iš kalbų, ir iš to, ką pasiskaičiau, kad medžiotojas pirmiausia yra gamtos mylėtojas. Ir kad tas žvėrelių vaikymasis nėra pirmasis arba esminis reikalas, dėl ko šitas žmogus yra medžiotojas, dėl ko priklauso vienokiai ir kitokiai draugijai. Jovitą, kaip vedančioji minėjo, tikrai pažįstu jau gana senai. Esame ne vieną kartą medžioję kartu ir iš pradžių net kažkaip linksmai pagalvodavo pasižiūrėjęs į jį, kai ateidavo, nu kas be ko, vyras tvirtas iš stomens ir iš lemens, bet galvoju, ko į kuprinę pasitokia didelė visada, ar jis čia valgyti tiek daug prisidėjęs. Bet po to pamačiau, kad jis apsiginklavęs ne vien medžioklinių ginklų, bet ir fotoaparatu, jis jį visada visuose ar medžioklės ar kitose mūsų renginiuose jis jį turi. Kad jis mėgsta fotografuoti, tai galbūt nebuvo nieko keista, visi mes ten po vieną kitą momentą užfiksuojam ir kaupiam savo archyvėlius, bet kad jis išaugo iki to, kad gali netgi surengti savo personalinę parodą, tai išties yra labai netikėtina, išties yra labai smagu ir labai sveikintina. Fotografijos išties puikios. Parodos atidarime dalyvavo ir žinomi fotomeistrai. Ir visų parodą jos atidarimo dieną aplankiusių nuomonę. Tikrai, kad nuostabi paroda, nuostabus darbai. Ir tikimės, kad sulauks plataus atgarsio ne tik draugijos narių tarpe, bet ir plačiausios visuomenės tarpe ir pasitarnaus mažindama tą atstumą tarp žmogaus medžiotojo ir paprasto gamtos bičiulio. Dar kartą pasakom ir įrodom, kad iš tikrųjų medžiotojas tai yra visų pirma gamtos draugas, na, o pati medžioklė kaip procesas tai yra tik tai nedidelė pasekmės dalis visos šitos gamtosauginės ir gamtos veiklos gamtoje dalis. Dėkojame visiems, kurie žiūri mūsų laidą ir taip pat dalyvauja Lukoil Baltijos įsteigtame konkurse. Taip pat norim padėkoti ir Lukoil Baltijos kolektyvui, kurie prisideda prie gamtos išsaugojimo ir aplinkos gražinimo Lietuvoje. Na, o klausimą, į kurį turėtumėte atsakyti dabar, jūs matote ekrane. Mėnesio gale vienam iš konkurso dalyvių atiteks nuolaidų kortelę, kurią dovanoja Lukoil Baltija. Šiandien mūsų laikas baigėsi, susitiksime po savaitės. Nei plaukų jums, nei taukų. Laidos rėmėjas Visos valymo paslaugos. Valumina. Patikimas partneris. Kėbulų remontas. Dažymas kameroje. Transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.